Kodėl su nuolaida ir akcijomis reikia būti labai atsargiems? Visi žino, kas yra reklama, visi žino reklaminės manipulacijas ir kainų žaidimus. Į klientus pradedame žiūrėti kaip į skaičiukus, bet ne į protingus ir galvojančius žmonės. Arba dar tapo madinga, juk jie perka tik emocijomis. Tai senienos. Ši informacija kažkada buvo galinga, bet dabar ji paseno. Turbūt sakysite, kad nekalbėk nesąmonių, nes klientai vis dar perka emocijomis. Tiesa, bet emocijomis perka tik iš tų, kurie turi reputaciją, patikimumą. Pagalvokime, ateina diena, kai verslas skelbia minus 50% nuolaidą savo prekiai. Ką ši žinutė pasako? Tai, kad jūsų tikroji prekės kaina yra dar žemesnė nei su minus 50% nuolaida. Gal pirkėjai sąmoningai apie tai nepagalvoja, bet nejaugi manote, kad pasąmoningai to nesuvokia. Jūsų reputacija ir vertė pasąmonėje jų krenta žemyn. Geri dalykai pigiai neparduodami. Geri dalykai reikalauja pastangų, laiko, gerų medžiagų, gerų specialistų. Logika akivaizdi. Trumpalaikėje perspektyvoje pardavimai paauga. Tiesa, bet ar jūsų verslo vizija trumpalaikė? Todėl dėl trumpos euforijos aukoti savo reputacijos nereikėtų. Nes atstatyti jos taip lengvai nesigaus, kaip sugriauti. Šią mintimį pasidalinti su maniu tada, kai pamačiau karkasinių namelių reklamą su minus 50%. Kaip klientas pamatydamas tokią kainą, vėliau po akcijos norės mokėti pilną sumą, kai žino, kad tikroji vertė tikriausiai siekia tik 30%. Klientai nekvaili, o jeigu nepagalvoja sąmoningai, tikra informacija priima pasąmoningai. Jeigu naudoti akcijas, labai minimalias ir adekvačias.